Tai labas rytas, pradedam Vyriausiosios rinkimų komisijos sausio 11 dienos posėdį. Pirmiausia, pasitikrinsim kvorumą, salėje esam keturiese. Tai pagal abėcėlę turėjau. Jolita yra salėje, Martynas Čerkauskas. Sveiki, dalyvauju. Toliau, ačiū. Olga Kilkinova. Sveiki, dalyvauju. Ačiū, nuotoliu. Šarūnas Liekis. Taip pat nesimato, nesigirdi. Aš esu salėje, Jolanta Petrušauskienė. Lyg buvo Jolanta. Gal atsijungia, tai gal prisijungs. Andrius Puksas. Labas rytas, dalyvauju. Ačiū. Maksimas Reznikovas salėje ir Andrius Vaišnys. Labas rytas. Dalyvauja nuotoliu. Ačiū. Tai turim 9 komisijos narius, turim forumą ir dar buvo prisijungus Jolanta, gal dar kartą prisijungs. Tai darbotvarkėje yra numatyti 4 klausimai. Pirmas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Andriaus Vaišnio 2023 m. gruodžio 15 dienos sprendimo dėl atsisakymo įregistruoti Antaną Kandrotą savarankiškų politinės kampanijos dalyvių. Pranešėjas Rokas Stabingis. Antras klausimas dėl nacionalinio susivienijimo 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimo. Pranešėja Milda Pocevičiūtė. Trečias klausimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 m. lapkričio 9 dienos sprendimo SP 269 dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių sąrašo ir rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Darius Gaižauskas ir turim įnamuosius, tai prie namųjų turim rezervą ir jeigu reikės kažką apie skundus pranešimus. Ar galim patvirtinti darbotvarkę bendru sutarimu? Ačiū, patvirtinta bendru sutarimu. Tai pirmas klausimas dėl Andriaus Vaišnio sprendimo neregistruoti dalyvį Antano Kandroto. Prašom, Rokai, ir salėje turim svečius, tai irgi tada protokolai prisistatykite svečiai, bet pirmiausia tai Rokas pristatys. Tai svečiam reikia pristatyti? Jo, pristatykit protokolą, kad žinotum. Mikrofoną jungkite. Labas rytas visiems. Antanas Kandrotas, pareiškis skundo patikėjas ir mano padėjėjas Artūras, kuris ir rašė visą tą skundą. Artūras, pavardė? Artūr Ilin. Ačiū. Tai Rokai, prašom. Taip, norėčiau pristatyti sprendimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausios rinkimų komisijos nario Andriaus Vaišnio 23 m. gruodžio 15 dienos sprendimo dėl atsisakymo įregistruoti Antaną Kandrotą savarankiškų politinės kampanijos dalyvių. Tai Lietuvos Respublikos Vyriausioji komisija 24 m. sausio 8 gavo Antano Kandroto skundą dėl komisijos nario Andriaus Vaišnio gruodžio 15 dienos sprendimo dėl atsisakymo įregistruoti Antaną Kandrotą savarankiškų politinės kampanijos dalyvių. Ir pareiškėjas skunde nurodo, kad pareiškimas yra nepagristas, pažeidžia jo konstitucinės teises, prieštarauja lygiateisiškumo principui, riboja teisę į pasyvią rinkimų teisę. Taip pat nurodo ir kitus argumentus, suformulavo reikalavimą ne tik sustabdyti sprendimo galiojimą ir jį panaikinti, bet ir sustabdyti artėjančius prezidento rinkimus dėl bankų pažeidimų, kreiptis į Konstitucinį teismą. Taigi pažymėtina, kad pareiškėjo skundo reikalavimas komisijai kreiptis į Konstitucinį teismą negali būti nagrinėjamas, nes komisijai pagal kompetenciją tokia teisė nėra numatyta nei rinkimų kodekse, nei kituose teisės aktuose. Komisija negali nagrinėti skundo dėl reikalavimo sustabdyti Respublikos prezidento rinkimus, nes tokia teisė komisijai rinkimų kodekse nėra numatyta. Rinkimų kodeksas taip pat nenumato galimybės komisijai stabdyti komisijos narių priimtų sprendimų galiojimą. Todėl komisija pagal kompetenciją gali nagrinėti tik pareiškėjo reikalavimą dėl sprendimo panaikinimo. Komisija nagrinėdama skundą patikrina sprendimo priėmimo teisinius ir faktinius pagrindus. Sprendime išdėstomas priimtas sprendimas, kurio aš galbūt nekartosiu, nes jis yra žinomas, paskelbtas. Skundžiamame sprendime yra nurodyti teisiniai ir faktiniai sprendimo pagrindai bei sprendimo priėmimo motyvai. Komisijos narys Andrius Vaišnys sprendimą priėmė vadovaudamasis rinkimų kodekso 68 straipsnėje nurodytais reikalavimais, sprendimas yra motyvuotas. Pareiškėjas Antanas Kandrotas pateikė apie jisai yra
UAB atidaryta mokėjimo sąskaita, kuri netitinka rinkimų kodekso 67 straipsnio 3 dalies reikalavimų, nes PCR UAB nėra Lietuvos Respublikoje registruotas bankas. Dėl šių priežasčių Antanas Kandratas pagristai nebuvo registruotas Respublikos prezidento rinkimo savarankiškos politinės kampanijos dalyviu. Pareiškėjas savo skunde interpretuoja banko ir sąskaitos sąvokas. Šie išaiškinimai netitinka sąvokų nurodytų teisės aktuose apibrėžčių, todėl jais vadovautis komisija neturi teisinio pagrindo. Rinkimų kodekso 67 straipsnio 3 daly nurodyta rinkimų politinės kampanijos sąvoka, kuri yra aiški. Banko sąvoka yra nurodyta banko įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėjas savo skunde taip pat nurodo galimą lygiateisiškumo principo pažeidimą, jo pasyviosios teisės rinkimų teisės ribojimą, esamą reguliavimą prieštaravimą konstitucijai. Dėl šių argumentų pažymėtina, kad rinkimų kodekso reikalavimai visiems asmenims taikomi vienodi ir visi asmenys, norintys registruotis politinės kampanijos dalyviais, turi pateikti tokius pačius dokumentus nurodytus rinkimų kodekso 68 straipsnį. Pareiškėjas, norėdamas būti registruotas savarankiškų politinės kampanijos dalyvių ir gyventi savo pasyvią rinkimų teisę, turi kreiptis į Lietuvos Respublikoje registruotus bankus arba jų padalinius veikiančius Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju sprendimas buvo priimtas dėl PCR LT UAB atidarytos sąskaitos ir komisija negali nagrinėti aplinkybių dėl kitų bankų, dėl kurių sprendime nėra pasisakyta. Nors komisija nėra atsakinga už pareiškėjo veiksmus dėl mokėjimo sąskaitos atidarymo, nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl esamo teisinio reguliavimo prieštaravimo konstitucijai, nes rinkimų kodekse nurodytos sąvokos yra aiškios. Ji kreipėsi į Lietuvos banką prašydama išnagrinėti pareiškėjo pareiškimą pagal kompetenciją. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybės ir motyvus, pareiškėjo skundas yra nepagristas, negali būti tenkinamas, sprendimas yra priimtas pagal galiojančius teisės aktus ir laikantis rinkimų kodeksą nustatytas jos priėmimo tvarkos, todėl jo naikinti nėra teisinio pagrindo. Vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis rinkimų kodekso 32 straipsnių, 185 straipsnių nusprendžia siūloma Antano Kandrato skundą atmesti. Tik tai dar norėčiau gal pridurti, kad buvo gauta keletą redakcinio pobūdžio pataisų. Mes vis dėlto PCR UAB sąskaitą vadinam ne banko sąskaita, o mokėjimų sąskaita, nes banko sąskaita turi būti atidaryta banke. Keletą galbūt tokių redakcinių, bet šiaip sprendimas toksai siūlomas. Ačiū. Ar būtų klausimų pranešėjų? Rankų kylančių nematau. Prašom, jeigu norit pasisakyti. Mikrofoną jungite, prašom. Žinoma, noriu pasisakyti pirmiausia tai dėl Andriaus Vaišnio. Klausykit, jums vyriausia rinkimų komisija jums negėda, sėdi jisai čia, užsidėjęs Ukrainos vėliavą. Lietuvos vėliavos negali užsidėti pas save ant rėmelio tenai. Grįžtam prie klausimo esmės. Tai klausimo esmė ar negėda. Tai šitas žmogus apskritai mano nuomonė yra šališkas. Nes jis turbūt atsimena, kad aš nuėmiau Ukrainos vėliavą nuo Kauno apylinkės teismo, buvo tokia situacija. Ir dabar, kai matau, kai jisai čia užsidėjęs Slavų Ukrainė žviegia, pamiršęs, kurioje valstybėje dirba, tai gali jisai, aš nežinau, aš manyčiau apskritai jį nušalinti reikėtų. Ir jeigu yra galimybė ir yra mano tokia teisė nušalinti Vaišnį nuo komisijos šito posėdžio, aš šitą norėčiau teisę dabar ir išreikšti. Kad Vaišnys šitam posėdį apskritai, mano nuomonė, jis yra šališkas ir jis negalėtų jame dalyvauti. Tapinas, kai čia sėdėjo posėdį, jisai šitą dalyką padarė ir jūs ten komisija sprendė. Tai prašau, irgi spręskite šitą klausimą, nušalinkite Vaišnį. Vien dėl tokių dalykų, kad čia matau užsidėję ir iš vis pamiršęs, kurioje valstybėje dirba. Atsiprašau, jūs nuo Tai aš posėdžio- galiu Vaišnį nušalinti, ar ne? Man atsakykit, prašau. Taip, bandau jums atsakyti. Atsakykit, Nuo prašau. posėdžio jūs negalit nušalinti, jūs išreiškęs motyvus galite prašyti nušalinti nuo jūsų klausimo svarstymo, ne nuo posėdžio. Ir turit Tai nurodyti. dabar išsvarstomas mano klausimas. Jūsų klausimas ne vienintelis posėdį, nuo savo klausimo. Tai nuo mano pavedam klausimo, argumentus. tai Ir nusišalinti. formuokite argumentus. Ir mes spręsim. Argumentas paprastas. Prašau nušalinti Andrių Vaišnį
nuo mano klausimo sprendimo, kadangi šitas asmuo yra priėmęs šitą sprendimą. Ir kitas dalykas, pagal tai aš matau jo pažiūras politinės, matau užsidėjęs iš čia Ukrainos kažkokius tai motyvus. Mano pozicija, kad yra Lietuva pirmiausia, o ne Ukraina Lietuvoj. Ir aš manau, šitoj vietoj jisai yra šališkas. Prašau išspręsti komisijos šitą klausimą dabar. Ačiū, mikrofoną. Tai turbūt mes turėtume spręsti dėl to, kadangi Andrius priėmė sprendimą dėl jo ir Andrius sprendimas yra svarstomas, tai kokie būtų pasisakymai kolegų? Pats Andrius? Inga, prašau. Tai aš tiesiog noriu paklausti ir pirmininkės ir narių, beros pas mus ir būdavo jau tokia praktika anksčiau. Prašom laikytis tvarkos posėdį. Anksčiau buvo tokia praktika, kad tas narys, kurio sprendimas yra svarstomas, jisai nusišalindavo, bet tai yra tiesiog, jau to pas mus tokia nusistovėjusi tvarka buvo. Tai manau, šita tvarka šitame klausime tai bus galios ir būtų galiojus, netgi jeigu jūs būtumėt neišreiškęs to prašymo nušalinti. Tai dabar išreiškiu, atkreipkite dėmesį. Tai gerai, Tai būtinai atkreipsim. Taip, Olga kelia ranką. Prašom, Olga. Aš pasisakysiu iš savo pusės. Pagrindą išaiškės pagrindais nušalinti kolegą Andrius Vaišnius aš nematau. Jie yra nepagristi ir visiškai aš manau, kad negali būti toks klausimas keliamas. Išreiškė savo nuomonę pareiškėjas, tai jau išreiškė, bet palaikau tą poziciją, kad tiesiog yra labai paprasta procedūra, kadangi mes dabar yra apskūstas būtent Andriaus Vaišnio priimtas sprendimas. Tiesiog jisai būtent šiame klausime svarstyme nedalyvauja ir viskas. Ir to, manau, pakanka, ta prasme, čia ne nušalinimo klausimus spręsti, tiesiog mes veikstam pagal savo procedūrą, tiesiog Andrius nebalsuoja už šitą sprendimą ir viskas. Bet nušalinimo klausimą nematau pagrindą spręsti. Ačiū. Andrius Puksas. Na, iš tikrųjų, kolegė Olga reflektavo tai, ką norėjau pasakyti. Iš kitos pusės, tikriausiai pirmas klausimas turėtų būti pačiam Andriui, ar jis mato pagrindą nusišalinti, o ne mūsų klausti. Pradžiai pats Andrius, kaip tą mato, tada jau mes. Ačiū. Prašom laikytis tvarkos. Ačiū. Andriau, ar norėsit ką nors pasakyti? Reaguoti čia nelabai yra į ką, tiesą pasakius, todėl kad, pagal mūsų jau turėtą praktiką, iš tikrųjų, tas komisijos narys, kuris priėmė neigiamą sprendimą, ne pirmas toks atvejis, nedalyvauja balsuojant ir priimant galutinį sprendimą. Reaguoti į tuos kitus pasisakymus čia nėra jokios prasmės, nematau. Aš vieną dalyką norėčiau pasakyti, galbūt, kuris yra tikrai reikšminis, tai kad žinotų tas asmo, kuris dabar kelia tokį nepasitenkinimą ir triukšmą, kad Vyriausioji rinkimų komisija kreipėsi į Lietuvos banką, atsižvelgdama į to asmens ir galbūt apskritai visų asmenų, nebūtinai tik tai kandidatuojančių, teisės užtikrinti ir kreipėsi į Lietuvos banką, prašydama, noriu priminti ar ne, išnagrinėti šitą problemą. Tai yra objektyvi aplinkybė, kuri paliekama Lietuvos bankui, nes tai nėra Vyriausiosios rinkimų komisijos kompetencija. O į įžeidinėjimus aš čia neturiu ką pridurti. Ačiū. Man atrodo, kad jeigu yra nagrinėjamas Andriaus priimtas sprendimas, tai geriau jį nagrinėti, girdint ir Andriaus motyvus, tai suteikia daugiau turinio aptarimui, o nusišalinimo pagrindas galėtų būti interesų konfliktas. Jeigu toks interesų konfliktas būtų, tai Andrius, pirmiausia, nebūtų tas komisijos narys, kuris priimtų pirminį sprendimą. Tai nesužinojom apie tokį interesų konfliktą, kuris paprastai būna. Prašom laikytis tvarkos dabar. Matot, negali būti tokios situacijos, kad visi komisijos nariai turėtų tą patį ideologinį sutapimą su kandidatu.
Mūsų visų ideologinės vertybės gali skirtis, tai nėra pagrindas. Jūsų mikrofonas yra neįjungtas ir jūsų net nesigirdi, bet dabar mano mikrofonas įjungtas, ne jūs dabar pasisakote. Pagrindas nusišalinimui pagal mūsų praktiką, pagal vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimus yra interesų konfliktas. Jeigu mes galime kalbėti apie interesų konfliktą, tuomet svarstomas nusišalinimas, jei ne, tai pagrindo nusišalinimui nebūna. Čia tai turbūt gali pasisakyti dabar iš dėl klausimo esmės. Nėra pagrindo. Ar mes turim balsuoti? Čia be balsavimo. Bendrus nutarimo irgi nereikia. Balsuokit. Laura kelia ranką, prašom. Taip, aš nematau pagrindo ir neišgirdau pagristų argumentų, kurie atitiktų kodekso reikalavimus spręsti klausimą dėl nušalinimo. Ir jisai net neturi būti šiuo atveju keliamas, nes Andrius Vaišnys tiesiog nedalyvauja balsavime. Tai yra tokia nusistovėjusi praktika. Tai manau, kad judėkime prie klausimo esmės. Gerai, judam prie klausimo esmės. Mikrofoną. Gerai, judam tada. Čia girdės, nes čia laidas daugiau neleidžia. Girdės. Girdės, ne, pakankamai gerai. Žodžiu, noriu aš pacituoti tada keletą momentų, paaiškinus. Analizuojant Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksus skirtingus straipsnius, pastebima, kad termino sąskaita, kabutėse, vartojimas yra nevienodas ir gali suponuoti potencialų kandidatų teisių pažeidimą. 67 straipsnio trečioje dalyje sąskaita apibrėžiama plačiai, apimant ES, TROP, EEA bankus. 68 straipsnėje sąskaita susiaurinama iki banko sąskaitos, neįtraukiant EE erdvių. O 75 straipsnėje terminas kredito įstaiga gali turėti platesnę prasmę. Šie nevienodi apibrėžimai gali kvestionuoti lygiateisiškumo principą inter alia, ribodami kandidatų galimybės ir sukurdami potencialias diskriminacijos situacijas rinkimų procese. Toks terminų neaiškumas ir nevienodumas yra problematiškas atsižvelgiant į kandidatų konstitucinės teises ir rinkimų teisės aiškumą. Tuo tarpu Andrius Vaišnys rėmėsi tik tai 67 straipsnių, o kažkodėl tiek 68 straipsnį, tiek 75 straipsnį kažkodėl pamiršo, ignoravo ar padarė tą tyčia, ar nežinau. VRK pozicija, jog ji neturi kompetencijos spręsti sąskaito atidarimo ar uždarimo ginčus ir negali nurodyti finansų įstaigoms atidaryti ar uždaryti sąskaitų, bei nenustato banko sąrašo, gali kelti tam tikrus iššūkius susijusius su rinkimų kodekso nuostatų laikymusi. Tai ypač aktualu atsižvelgiant į tai, kad VRK pateikia ribotą sąrašą bankų Lietuvoje, nepaminint kitų ES ar EE šalyse registruotų bankų ar specializuotų bankų, kurie taip pat galėtų atidaryti rinkimų kampanijos reikalingas sąskaitas. Kai kurie bankai VRK pateiktame sąraše neaptarnauja net ir fizinių asmenų. Toks VRK veiksmų ir nurodymų ribojimas gali turėti netiesioginį poveikį rinkimų proceso sąžiningumui, lygiateisiškumui ir skaidrumui. Gali prieštarauti rinkimų kodekso 45, 80 ir 182 straipsnį. Tai yra, pačiam kodekse yra betvarkė. Ir vėlgi, tas pats Andrius Vaišnys remiasi vienu straipsniu, o ne kitus kažkodėl jam naudingus straipsnius tiesiog praignoruoja. Tai vat šitas dalykas mes ir skundžiam. Ir kodėl, kaip čia dabar? Pagal vieną kodekso dalį Paysera bankas, pagal kitą dalį jau nebe bankas ir taip toliau ir taip toliau. Tai tokie prieštaravimai yra. Tai vat skundas mes ir skundžiam. Kodėl Paysera ir spaudoj kažkada rašė. Plus skundė dar atsakymės irgi parašyta. Remiasi portalų bankai.lt. Nuo kada VRK remiasi kažkokiais tokiais portalais,
kur iš vis neaišku kas. Lietuvos banko yra oficiali svetainė lb.lt. Ir vietoj to, kad skundė būtų pacituota iš tos svetainės, oficialios Lietuvos banko svetainės, tai jūs dar Delfi nuorodas kokias sudėkit ir pasakykit, kad dar tenai, va čia mes čia informacijos radom. Mes Kur- dabar svarstom Andriaus Vaišnio sprendimą, Tai aš kuriame apie jį- nėra nuorodos į jokį kitą svetainę. Nėra. Gerai, ir dar vieną dalyką paaiškinsiu apskritai, kas yra bankas. Vėlgi, bankas Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlio ar kitų gražintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiema su to susijusią riziką bei atsakomybę. Lietuvos Respublikos bankų įstatyme sąvoka bankas apima ir sąvoka specializuotas bankas. Todėl gerai pasidomėkit ir tinkamai pritaikykit ir va šitą skundą tu pridurti kažką norėsi. Ir iš esmės tenkinti šitą skundą ir man leisti toliau. Taip. Rokas nori reaguoti, prašom išjungti mikrofoną. Ačiū. Aš tik galbūt dėl to prieštaravimo sąvokų neiškumo, tai tos sąvokos 60 rinkimų kodekso 67 straipsnio 3 dalyje parašyta, kad rinkimų politinės kampanijos sąskaita turi būti Lietuvos Respublikos registruotame banke arba ES valstybėje registruoto banko padalinyje veikiančiame Lietuvos Respublikoje. Tai kaip ir aiški, nes nurodo, kad tai turi būti būtent banke ta sąskaita atidaryta. 68 straipsnėje, 2 dalies 4 punkte parašyta, kad turi pateikti dokumentą, kurio patvirtinama, kad registruojamos asmens vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita. Tai irgi yra nuoroda į banko sąskaitą. Dabar, tai čia kai kalbam apie politinės kampanijos dalyvių registraciją, kai minėtam 75 straipsnėje rinkimų kodekso, kur yra kalbama apie pareiškinius dokumentus ir 1 dalies 4 punkte yra pasakyta, kad dokumentas, kurio patvirtinama, kad yra politinės partijos, politinio komiteto ar paties kandidato sumokėtas rinkimų užstatas iš Lietuvos Respublikoje registruotos kredito įstaigos. Tai čia jau kalba eina ne apie kampanijos dalyvių registravimą, bet eina apie rinkimų užstato sumokėjimą. Tai matyti įstatymų leidėjas leidžia sumokėti rinkimų užstatą ne tik iš banko sąskaitos, bet ir iš kitos kredito įstaigos sąskaitos. Užstatas nėra politinės kampanijos išlaidos ir negalima užstato mokėti iš kampanijos sąskaitos. Galbūt to niuanso nežinote, tai tikrai. Tai va. Ar būtų daugiau pasisakymų? Taip, Inga, prašau. Tai gal šiek tiek trumpai, iš tiesų turbūt, aš nežinau, gal kolegos pataisys, mes turbūt pirmą kartą susidurėm su tokia situacija, ar ne? Per savo praktiką. Ir jūs esate, taip, iš tiesų jis visada būna ir jis dabar yra įvykęs. Ir aš tikrai palaikau dabartinį sprendimą, gerbiamo kolegos, nes iš tiesų PEISERA, jinai netitinka tų formaliųjų kriterijų, kuriuos rinkimų kodekso priėmėjas, Seimas priėmė, ne? Tai turbūt jūs ir pats suprantat, kad tai yra ne bankas, jis neturi banko statuso, jis turi tą kitą statusą, bet kodeksas mus formaliai pareigoja bankas ir taip toliau. Tai mes čia tų savokų neprikursėm, jis yra tokios, kokios jos yra. Bet iš tiesų mes tikrai įvykus šitam ir sužinojus, kad jums ten bankai ar neatsisako atidarinėti sąskaitas, mes iš tikrųjų turėjom tą diskusiją ir mano vertinimu ta diskusija yra šiek tiek verta tokia ir teisinių diskusijų. Ar gali būti taip, kad, sakykime, privatus verslas ar negali riboti asmens pasyviąją teisę? Tam tikrą prasme ta diskusija tikrai turi keltis kažkur aukščiau nei VRK, nes pripažinkit, VRK, mes turim kodeksą, mes jį vykdom, mes tiesiog esame įpareigoti tą daryti. Tai ir pasyviosios teisės ribojimai, jie šiaip yra galimi, priešingai neaktyviosios teisės, ar ne teisės balsuoti, pasyvioji teisė įstatymo leidėjo valia, jinai gali būti ribojama įvairiais aspektais, bet tai turi būti būtinai įrašyta į įstatymą. Tik įstatymais galima riboti asmens pasyviąją teisę. Šita situacija susidariusi iš tikrųjų yra tokia kebli. Turėkime omeny, kad mums galioja tam tikri trumpi rinkimų terminai.
jeigu jūs matėte, pavyzdžiui, skaitėte rinkimų kodeksą, mums institucijos turi atsakyti per tam tikrą trumpesnį laiką nei paprastai pagal viešo administravimo įstatymą. Tai mano kolega labai teisingai ir pasakė, mes kreipiamės į Lietuvos banką, kad jie kaip ekspertai šitos srities, nes mes tikrai nesame ekspertai, mes bankų veiklos, tai mes kreipiamės į juos tarp institucinio bendradarbiavimo pagrindais ir mes tą situaciją matom. Tikrai mes ją matom, bet va dabar tas sprendimas, apie kurį mes šiandien kalbam, jisai yra formaliai teisiškai pagal galiojantį rinkimų kodeksą yra pagrįstas, nes Paysera iš tiesų yra finansinių elektroninių pinigų mokėjimo, tai nėra bankas. Ta klasikinė suprantama įstatymų prasme. Tai tiesiog aš šiandien tikrai turiu palaikyti tai, kokį mes sprendimą šiandien planuojam priimti tą projektą, kurį jūs turit. Bet klausimas, kurį šitą situaciją iškėlė, jisai turbūt dar yra ore. Jeigu galima trumpą komentarą, tai iš esmės Vyriausia rinkimų komisija pagal įstatymus gali kreiptis į Seimo pirmininką ir jis gali ten inicijuoti greitą ten kažkokią įstatymo korekciją. Tai kreipkitės į Seimo pirmininką, tegul pakoreguoja va šito vietoj kodeksą ir įtraukia visas kitas institucijas. Aš manau, kad jie irgi gali teikti šitas paslaugas, kodėl čia jam įstatymas apribojęs teisę, tarkim, aš šitom įstaigom tą dalyką daryti. Tai kreipkitės tada, greitai sprendimas tada, stabdykit šitą nagrinėjimą, ar priimkit sprendimą kreiptis į Seimo pirmininką, pasikreipėt, Seimo pirmininkas pakoreguoja, kad institucijos finansinės, ne tik bankai, o ir tokios įstaigos kaip Paysera gali tą padaryti. Ir viskas tada, ir kaip jūs sakot, formaliai nebegali, tada formaliai galėsit. Kreipkitės į Seimo pirmininką, viskas paprastas pasiūlymas. Labai greitai sprendžiamas klausimas. Jūs turbūt žinot, kadangi ketinate kandidatuoti į prezidentus, tai turbūt žinote, kad ne Seimo pirmininkas koreguoja įstatymus ir tai yra rinkimų kodeksas. Yra parašyta tenai, kad VRK kreipiasi į Seimo pirmininką. Aš jūsų nenutraukiau. Ir rinkimų kodeksas yra rinkimų kampanijos metu nekeičiamas ir tai yra konstitucinis įstatymas, tai jo priėmimui reikia daugiau balsų ir prezidentas turi pasirašyti. Tai nėra vieno Seimo pirmininko padaroma, tai iš tikrųjų yra procesas. Mes kreipiamės pirmiausiai į Lietuvos banką, nes jie kontroliuoja bankus. Mes kreipiamės, gausim atsakymą, tada svarstysim, kai gausim iš Lietuvos banko atsakymą. Tai aš jums galiu jau pasakyti informaciją, Lietuvos bankas persiuntė man tą informaciją, nors aš iš vis net ne man turėjau. Gausim atsakymą ir mes. Tai žiūrėkit, jau kiek laiko praėjo, Lietuvos bankas kreipėsi į mane, atgal ir man suteikė. Tai jūs patikrinkit, parakontroliuokit, ką šiuo metu veikia Lietuvos bankas. Ir kodėl jums nedavė atsakymo per kiek laiko. Rinkimų komisija dirba. Ačiū už rekomendacijas. Ir ar dar turėsite ką pasisakyti apie sprendimo projektą? Ačiū. Ar būtų daugiau klausimų, pasisakymų? Rankų nematau. Balsuosim, taip, sprendimo projektas. Tai yra visas išdėstas, tikrai nebeskaitysiu. Tiesiog Vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgdama į tai, kas išdėsta sprendimo preambulėje ir vadovaudamas rinkimų kodekso 302 straipsnio 4 dalies 1 punktų, 185 straipsnio 2 dalies 3 punktų nusprendžia atmesti pareiškėjo Antano Kandroto skundą kaip nepagrįstą. Ar galime bendru sutarimu, reikia balsuoti? Vėl balsuojam. Šito nusprendžiat, bet reikia balsuoti. Pirma. Prašom netrukdyti. Tai kas už? Ir Jolanta Petrušauskienė dalyvauja posėdyje. 9 už, kas prieš? Kas susilaikė? Taip, tai 9 balsavo už, Andrius Vaišnys nebalsavo, balsavime nedalyvavo, sprendimas yra priimtas, tai yra skundas atmestas.
Aš perskaičiu sprendimo tekstą. Aš perskaičiu tik tai sprendimo tekstą ir po to mes balsuojame. Mes tai balsuom už kiekvieną punktą, kai reikia. Ačiū. Tai sprendimas gali būti skundžiamas administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Po posėdžio... Gerai, po posėdžio mes jį pasirašysim po posėdžio. Taip, ir atsiųsime elektroniniu paštu. Lorda. Taip, jūs išleis. Ačiū. Ačiū už dalyvavimą. Kitas darbotvarkės klausimas, prašom, Milda. Prašom. Labą dieną. Tai pristatysiu klausimą dėl nacionalinio susivienimo 2022 metų finansinio ataskaitų rinkinio patikrinimo. Pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo numeris 178 politinių partijų ir kampanijų finansavimo kontrolės skyriui buvo pavesta atlikti 3 politinių partijų, tarp jų ir nacionalinio susivienimo patikrinimą, siekiant nustatyti, ar visos lėšos yra gautos iš teisėtų finansavimo šaltinių, ar visos lėšos buvo įtrauktos į apskaitą teisės aktų nustatytą tvarką, ar laikytasi politinio organizacijų įstatymo reikalavimo politinės organizacijos lėšas laikyti ir mokėjimus atlikti iš politinės organizacijos einamosios banko sąskaitos, ir ar laikytasi ribojimo politinės organizacijos turtą ir lėšas skirstyti jos nariams. Taigi nacionaliniam susivienimui pateikus finansinio ataskaitų rinkinį pagrindžiančius dokumentus buvo analizuojami einamųjų banko sąskaitų išrašai, vertinamas gautų lėšų teisėtumas, išlaidų pagrindimas pateiktais dokumentais. Taip pat buvo kreiptas į nacionalinio susivienimo apskaitą atsakingą asmenį, prašant pateikti papildomus dokumentus ir paaiškinimus. Ir gavus visą medžiagą dokumentus, teikiami atsakymai į patikrinimui suformuluotus klausimus. Tai nacionalinis susivienimas finansuotas iš keleto finansavimo šaltinių. Didžiausią dalį gautų lėšų sudaro valstybinės mokesčių inspekcijos politiniai partijai pervesus gyventojų savanoriškai skirtos metinio pajamų mokesčių dalis. Taip pat buvo gauta narių mokesčių. Nario mokesčių registracijos žurnale registruoti ir priimti narių mokesčiai atitinka įstatymo reikalavimus. Yra patikrinta asmenų narystė politinėje partijoje. Visos banko operacijos vyko per nacionalinio susivienimo 3 einamąsias banko sąskaitas, kaip ir numatyta įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje. Dėl gautų lėšų apskaitos buvo nustatyta keletas neatitikčių. Tai dabar dėl narių mokesčio neregistravimo. Priminsiu, kad pagal politinių organizacijų įstatymą politinės organizacijos registruoja nario mokesčius sumokėjusius savo narius, nurodydamas sumokėtų nario mokesčio dydžius. Ir pagal VRK patvirtintą aprašą narių mokesčių registracijos žurnalo pildymo ir pateikimo žurnale registruojami visi politinės organizacijos nario mokesčiai, taip pat ir neprimtini, ir jų grąžinimas sumokėjusiam asmeniui arba pervedimas į valstybės biudžetą. O žurnale neužregistravus nario mokesčių priimtų jo naudoti negalima. Taigi nustatyta, kad nario mokesčių registracijos žurnale neregistruoti 5 narių mokesčiai, 3 iš jų buvo grąžinti. Kaip už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo paaiškino, 3 nario mokesčiai į žurnalą neįtraukti per klaidą, 2, nes asmuo nenurodė asmens kodą, ir iš viso 3 mokesčiai buvo grąžinti, nes asmenys nėra partijos nariais. Taigi, 2 asmenų nario mokesčiai buvo priimti ir galimai panaudoti jų neregistravus nario mokesčio registracijos žurnale, o patikrinus duomenis su Teisingumo ministerija nustatyta, kad vienas asmuo sumokės nario mokestį, kuris nebuvo registruotas mokesčio mokėjimo metu, buvo partijos narys, todėl šį mokestį registravus jis galėtų būti priimtas. Dėl kito asmens pervedusio lėšas už apskaitą atsakingas asmuo nurodė, kad per klaidą šio pavedimo neužfiksavom, šis asmuo nėra partijos narys ir pavedimą reikia grąžinti arba tam asmeniui, arba į biudžetą. Taigi remiantis šio paaiškinimu, kad asmuo pervedęs lėšas nėra partijos narys, lėšų suma, tai yra 50 eurų, yra laikytina politinės partijos finansavimo iš neleistino šaltinio ir per 20 darbo dienų po VRK sprendimo priėmimo turėtų būti pervesta į valstybės biudžetą.
Ir atsižvelgiant, kad ši gauta lėšų suma, tai yra 50 eurų, nėra didelė, siūloma šio pažeidimo nelaikyti šiurkščių politinių organizacijų įstatymo pažeidimu. Taip pat patikrinimo metu buvo nustatyta, kad dviem pavedimais gauti nario mokesčių registracijos žurnale registruoti nurodant kitą sumą negu buvo gauta. Tai yra suma registruota buvo 130 eurų didesnė negu gauta. Už apskaitą atsakingas asmuo nurodė, kad tai suvedimo klaida. Taip pat pagal narių mokesčių registracijos žurnalo duomenis 2022 metais buvo grąžinti 4 narių mokesčiai ir patikrinus banko išrašą buvo nustatyta, kad šie 4 narių mokesčiai buvo grąžinti nesilaikant nustatytų terminų sumokėjusiems asmenims, tai yra vėliau nei per 5 darbo dienas nuo jų gavimo. 2 narių mokesčiai grąžinti 2023 metais. Tai iš viso nustatyta, kad mokesčius vėluota grąžinti nuo 12 iki 48 dienų, o už apskaitą atsakingas asmuo nurodė, kad klaidingai sumokėti nario mokesčiai pavėluotai buvo grąžinti dėl neatidumo. Taip pat patikrinus banko išrašo ir narių mokesčių žurnalo duomenis, buvo nustatyta, kad ir jų narių mokesčių gavimo datos narių mokesčių registracijos žurnale nesutampa su išrašo duomenimis. Tai irgi buvo paaiškinta kaip suvedimo klaida. Taip pat tikrinant politinės partijos banko išrašą ir žurnalų duomenis atkreiptas dėmesys į tai, kad dalies gautų mokėjimo pavedimų, kurių iš viso bendra suma siekia 867 eurus be 1 cento, paaiškinimai nėra vienareikšmiškai aiškus arba nurodyta paskirtis yra kita negu nario mokesčiai. Taigi buvo kreiptasi į politinės partijos už apskaitą atsakingą asmenį, klausta, kodėl kodėl pavedimai registruoti kaip nario mokesčiai ir priimti, kaip paskirtis yra auka ar parama ar sąskaitos papildymas. Ir klausta, ar buvo išsiaiškinta ir gauti paaiškinimai, kas yra tikrasis mokėjimas, kokiu tikslu buvo pavedimai padaryti. Tai visais atvejais už apskaitą atsakingas asmuo nurodė, kad buvo kreiptas į šios asmenius ir gauti paaiškinimai tiek dėl paskirties, tiek dėl asmenų sumokėjus. Taigi, įvertinus šios pažeidimus yra siūloma pripažinti, kad nacionalinis susivienimas pažeidė politinių organizacijų įstatymo 19 straipsnio 12 dalį. Lėšas gautas iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinio grąžinus jas pervedusiems asmenims vėliau nei per 5 darbo dienas nuo tokių lėšų gavimo dienos. Taip pat siūloma rekomenduoti nacionaliniam susivienimui imtis kontrolės priemonių, kad ateityje būtų išvengta nario mokesčių registravimo klaidų, bei kad būtų registruojami visi politinės partijos gauti nario mokesčiai, taip pat ir neprimtini, ir jų grąžinimas jos sumokėjusiems asmenims ar pervedimas į valstybės biudžetą. Taip pat, kad neprimtini nario mokesčiai sumokėjusiems asmenims būtų grąžinami laikantis nustatytų terminų. Ir taip pat siūloma pavesti politinių partijų ir kampanijų finansavimo kontrolės skyriui patikslinti nacionalinio susivienijimo nario mokesčių registracijos žurnalą, tai yra užregistruoti gautas lėšas ir jų grąžinimą. Na ir tęsiant toliau dėl patikrinimui suformuoluotų užduočių, dar pažymėsiu, kad nacionalinio susivienimo mokėjimai atlikti iš partijos einamųjų bankų sąskaitų 2022 metais išlaidų iš viso patirta kiek daugiau nei 101 400 eurų, iš kurių daugiau nei pusė buvo skirta 2023 metų kovo 5 dienos rinkimų politiniai kampanijai finansuoti. Patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad 2022 metais rugsėjo 10, 14 ir spalio 14 dienomis socialinio tinklo Facebook valytojas Meta nacionaliniam susivienimui išrašė sąskaitas faktūras už socialinėme tinkle skelbtą mokamą reklamą. Reklamos pavadinimas Nacionalinis susivienimas į Vilniaus mero postą kelia partijos vicepirmininką Vytautą Sinicą. Tai buvo nustatyta, kad įraše pasidalinta portalo LRT straipsnių tokiu pačiu pavadinimu, kuriame glaustai pristatomos partijos į Vilniaus miesto merus keliamas kandidatas, pateikiamas jo komentaras. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad ne politinės kampanijos laikotarpiu socialinio tinklo Facebook paskyroje skleista apmokama reklama apie politinės partijos keliamą ketinama kelti kandidatą į Vilniaus miesto merus Vytautą Sinicą,
patirtos išlaidos turėjo būti deklaruotos dalyvio finansavimo ataskaitoje ir finansavimo apskaitos žiniaraštyje, nurodant jas kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios patirtas išlaidas. Tai pažymėsiu, kad politinė partija išlaidas už reklamą padengia nepažeisdama įstatymo reikalavimų, kadangi tokios išlaidos patirtos iki politinės kampanijos pradžios gali būti apmokamos iš einamosios sąskaitos, jos tiesiog turėjo būti deklaruotos. Taigi siūloma papildyti nacionalinio susivienimo kovo 5 dienos savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir žiniaraštį, nurodant išlaidas pagal 3 meta sąskaitos faktūras iš viso suma 175 € 3 centai ir nurodant, kad jos buvo padengtos iš einamosios partijos sąskaitos. Tai įtraukus šias išlaidas į politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, išlaidų limitas nebūtų viršytas ir nedeklaruotos išlaidos sudarytų vos 0,02% nustatyto bendro išlaidų limito. Tai ir dėl paskutinio suformuluoto patikrinimui klausimo pažymėsiu, kad įstatymo 22 straipsnio 2 dalies ribojimas politinės organizacijos turtą ir lėšas skirstyti jos nariams nepažeistas, nebuvo nustatyta, kad politinės organizacijos turtas ar lėšos būtų skirstomos nariams ir kitiems asmenims. Taigi, apibendrinant visą tai, ką pristačiau, yra pateikiami siūlymai, kurių jau nebekartosiu, kadangi apžvelgiau pristatymo metu. Tai ačiū Mildai, tik priminsiu, kad buvo vykdomi 3 politinių partijų patikrinimai ir tiesiog šios partijos irgi norėjo spėti iki gruodžio mėnesio, bet buvo negauta visa informacija, tai persikėlė į šios metus. Tai tikrai pakankamai didelis darbas padarytas, nes mokesčiai nėra dideli ir visokių smulkių tokių, tai patikrinimo buvo nemažai. Ar kas nors turi klausimų Mildai? Nėra? Tai kągi. Tada, ar galėsim balsuoti už visą, ar reikia balsuoti papunkčiui? Jo, nematau siūlymo balsuoti papunkčiui, tai tada perskaitysiu visą ir tiesiog bandysim už visą. Tai vyriausia rinkimų komisija, vadovadamasi politinių organizacijų įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, 19 straipsnio 22 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 114 straipsnio 8 ir 10 dalimis ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dėl politinių organizacijų finansinio ataskaitų rinkinių pateikimo ir dalies patikrinimo 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į ką tik pristatytą pažymą dėl nacionalinio susivienimo 2022 metų finansinio ataskaitų rinkinio patikrinimo nusprendžia pripažinti, kad nacionalinis susivienijimas pažeidė politinių organizacijų įstatymo 19 straipsnio 1 ir 11 dalis priėmęs lėšas 50 € iš neleistino politinės partijos finansavimo šaltinio fizinio asmens, kuris nėra politinės partijos narys. 6 dalį neregistravęs dalies gautų lėšų 150 € ir dalies jų grąžinimo 50 € politinės partijos nario mokesčių registracijos žurnale. 12 dalį lėšas gautas iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinių grąžinusias pervedusiems asmenims vėliau negu per 5 darbo dienas nuo tokių lėšų gavimo dienos. 2 punktas. Nelaikyti lėšų 50 € priėmimo iš neleistino politinės partijos finansavimo šaltinio šiurkščių politinių organizacijų įstatymo pažeidimo. 3. Įpareigoti nacionalinį susivienimą šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytą sumą 50 € gautą iš neleistino politinės partijos finansavimo šaltinio per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą. 4. Rekomenduoti nacionaliniam susivienijimui imtis kontrolės priemonių, kad ateityje būtų išvengta nario mokesčio registravimo klaidų, bei kad būtų registruojami visi politinės partijos gauti nario mokesčiai, taip pat ir nepriimtini, ir jų grąžinimas jo sumokėjusiems asmenims ar jų pervedimas į valstybės biudžetą, kad nepriimtini nario mokesčiai juos sumokėjusiems asmenims būtų grąžinami laikantis nustatytų terminų ir siekiant išvengti galimo politinės partijos narių gautų neteisėtų lėšų panaudojimo. 5. Pavesti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui. Vėlgi 2 papunkčiai, tai 5.1 papunktis patikslinti nacionalinio susivienijimo 2022 metų nario mokesčių registracijos žurnalą, tai yra užregistruoti 22 metų balandžio 22 dieną, gruodžio 28 dieną gautas lėšas 150 € bei dalies jų grąžinimą 50 €.
5.2 papunktis papildyti nacionalinio susivienimo 2023 m. kovo 5 dienos savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir finansavimo apskaitos žiniaraštį išlaidomis pagal 3 metų sąskaitas faktūras, kurios buvo išrašytos iki kampanijos pradžios, tai yra 22 metų rugsėjo 10 dienos numeris nurodytas 105,74 €, rugsėjo 14 dienos 33,76 € ir spalio 14 dienos 35,53 €, jas priskiriant nacionalinio susivienimo kandidatui į Vilniaus miesto merus Vytautui Sinicai ir nurodant, kad jos 2022 metais buvo padengtos iš nacionalinio susivienimo einamosios banko sąskaitos. Ar galim pritarti bendrų sutarimo, reikės balsuoti? Tai dalyvaujant 10 komisijos narių pritarta bendrų sutarimų, sprendimas gali būti skundžiamas ir tikrai ačiū Mildai, kad tikrindama nario mokesčių dar surado ir rinkimų išlaidas patirtas iki kampanijos pradžios. Tai. Trečias darbotvarkės klausimas dėl apylinkių adresų. Prašom, Dariau. Sveiki. Taigi gavome Kėdainių rajono, Šilutės rajono ir Šiaulių miesto administracijos direktorių teikimus keisti rinkimų apylinkių adresus. Šios savivaldybės atlikdamos patalpų įvertinimą pagal rekomendacijas nustatė, kad esamos patalpos nėra pritaikytos pakankamai rinkėjams, ypač rinkėjams su judėjimo negalia. Dėl to siūlo pakeisti šių rinkimų apylinkių adresus. Taigi, Kėdainių rajono savivaldybės administracija siūlo pakeisti Tiskūnų rinkimų apylinkės numeris 7 adresą ir nustatyti, kad adresas yra Stalutės gatvė 1 Tiskūnai. Šilutės rajonas siūlo pakeisti Usėnų rinkimų apylinkės numeris 29 adresą ir nustatyti, kad naujasis adresas yra Nemuno gatvė 1A Usėnai. Ir Šiaulių miestas siūlo pakeisti 4 rinkimų apylinkių adresus. Tai Jono Basanavičiaus rinkimų apylinkės numeris 4. Tai naujasis adresas būtų Bielskio gatvė 13A, Senojo bokšto rinkimų apylinkės numeris 35 adresą ir nustatyti, kad naujasis adresas yra Dainų gatvė 96 Šiauliai. Taip pat Dainų rinkimų apylinkės numeris 36 adresą. Naujasis adresas būtų Dainų gatvė 88 Šiauliai ir Architektų rinkimų apylinkės numeris 39 adresą. Naujasis adresas būtų Dainų gatvė 11 Šiauliai. Tai yra teikiamas sprendimo projektas dėl ankstesnio VRK sprendimo pakeitimo ir šių rinkimų apylinkių adresų pakeitimo. Ačiū. Ar turėtų kas nors klausimų, Dariui? Aš tik vieną tokį pastebėjimą, nes tikrai suprantu, kad adresus aprašo savivaldybės pačios ir jos nurodo tą adresą, bet tai analizuojant duomenis po to būna, pavyzdžiui, kaip matom, pirmas yra Kėdainių rajonas, tik tai nurodoma, o antru atveju yra Šilutės rajono savivaldybė. Gal reikėtų pažiūrėti ir bandyti vienodinti tuos adresus, ar mes čia galim kažkiek įtakoti dar šitą prašymą? Taip galima įtakoti, nes galim patys nusistatyti tas taisyklės, ar R taškas, ar rajonas, ar RAI.sav, ar savivaldybė pilnai žodžiais. Čia galima su mūsų redaktorė pasiderinti ir bendrai visiems visus adresus suvienodinti. Tai gal tie, kurių nėra šitam sprendime, tai nekeiskim ten vienodindami, bet kai jau keičiam, tai tuos susižiūrėkim, kad būtų bendra viena laikomasi sistemos, ar galim tam pritarti, kad pakoreguos Darius pasitaręs. Rankų nematau, tai turbūt galiu skaityti sprendimą. Tai Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi rinkimų apylinkių ribų tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinto VRK sprendimu. 8 punktų yra atsižvelgdama į Kėdainių rajono, Šilutės rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių administracijų direktorių prašymus, nusprendžia pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 23 metų lapkričio 9 dienos sprendimo numeris SP 269 dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių sąrašo ir rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo pirmą priedą balsavimo buveinės adresas ir antrą priedą rinkimų apygardų apylinkių ribas sudarantis adresai, pakeisti patvirtintų rinkimų apylinkių adresus ir patikslinti 6 apylinkių adresus, Darius ką tik juos perskaitė. Ar galim pritarti bendrų sutarimu? Dalyvauja 10 komisijos narių, pritarta bendrų sutarimu. Ačiū. Ir einamieji klausimai. Ir tik gal žiniai pasakysiu, kadangi tai yra susijęs su apylinkiam, tai turėjom keletą skundų dėl vienmandačių rinkimų apygardų
sudarimo, vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo, turėjom keletą skundų teismuose, tai 3, tai yra Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščionių šeimų sąjungos, Lietuvos Lenkų sąjungos ir Ukmergės rajono savivaldybės skundai buvo Lvato atmesti, kadangi tai yra iš tikrųjų norminis aktas ir nepažeidžia niekieno teisių ir jie net nebuvo priimti nagrinėti. Tai tikrai labai svarbu žiniai, kad turbūt jau galima tikėtis, kad tos apygardos tokios ir bus, kaip buvo nustatyta lapkričio pabaigoje. Tai prašom, einamie klausimai, Reda turbūt rezervą. Labadiena, jau tradiciškai kiekvienam posėdį turim prašymų įsirašyti apylinkių rinkimų komisijų narių rezervą. Tai šiame posėdėje reiktų patvirtinti ir įrašyti rezervą Ingą Jančiurienę, kuri pageidauja dirbti Kėdainių rajono savivaldybėje vienoje iš apylinkių, Rima Dautaraitė Vilnius ir Dalia Ašakėnienė Panevėžys. Taip pat dar buvome gavę dar vieną prašymą, bet iš karto informavome pareiškėją, kad netitinka reikalavimų, nes yra per jaunas ir Seimo rinkimuose jis irgi dar bus per jaunas, tai yra neturi 18 metų. Šiaip tai džiugu, kad jaunimas norėtų dalyvauti, bet dar nėra 18 metų, tai galės pateikti. Ar būtų kažkokių klausimų? Nėra, tai tada tiesiog turbūt bendrų sutarimų pritarėme, kad 3 asmenys būtų įtraukti į rinkimų rezervą. Ar būtų kažkokių pranešimų, klausimų dėl skundų pranešimų? Taip, mes norėjom dėl 2 klausimų, dėl 2, tai gal Vytautas Vilys, jeigu yra prisijungęs, paprašysiu tada pristatyti dėl Ukmergės ir dėl įrašų, ten tokių suklaidimų. Tai prašom, Vytautai. Taip, laba diena. Turiu 2 nagrinėjimus pranešimus, dėl kurių prašyčiau pavesti atlikti tyrimą. Tai gruodžio 12 buvo gautas pranešimas dėl Krikščionių sąjungos ir jos pirmininko Rimanto Dagio Facebook paskyrose skleistų kandidato Igno Vėgėlės interesais įrašų. Jie buvo skleidžiami atlygintinai, nebuvo pažymėti politinės reklamos žyma. Vėliau buvo kreiptas dėl informacijos pateikimo į Krikščionių sąjungą ir Igną Vėgėlę, gauti atsakymai. Na ir atsižvelgiant į tai, kad įrašai turi politinės reklamos požymių, jų skleidimas yra galimas kodekso nuostatų pažeidimas, prašau pavesti atlikti tyrimą, nustatant terminą iki kovo 12 dienos. Būtų kažkokių klausimų? Turbūt bendrų sutarimų galim pradėti, nes jeigu yra duomenų apie tai, kad apmokėta ir yra politinės reklamos požymių, tai reikia įsiaiškinti. Tai bendrų sutarimų pradedam ir iki kovo 12 ir dar. Ir dar toliau buvo gruodžio 13 gautas pranešimas dėl galimo politinės reklamos pažeidimo. Ukmergėje ant pastato sienos buvo pakabintas tentas, kuriame matomas Lietuvos regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus su šeima, Živilė Pinskuvienė ir dukra, sveikinimas su šventėmis. Plakate matomas Lietuvos regionų partijos logotipas, įvardijamos partijos pirmininko pareigos, nuotraukos, turinys nepažymėtas politinės reklamos ar kita nuo įprastinės informacijos atskiriančia žyma. Vėliau buvo kreiptas dėl informacijos pateikimą į partiją, gautas atsakymas. Ir vėlgi atsižvelgiant į tai, kad yra politinės reklamos požymių ir skleidimas yra galimas kodekso nuostatų pažeidimas, prašau pavesti atlikti tyrimą iki kovo 13 dienos. Atsakymų nematau. Tai turbūt galim bendrų sutarimų irgi taip pat 3 mėnesių pradėti tyrimą. Gerai, ačiū. Jeigu daugiau jokių pasisakymų nėra, tada posėdį galime baigti. Ačiū už dalyvavimą. Posėdis baigtas. Ačiū, viso gero. Viso gero.